Sveiki žvejai, kaip visuomet iš Klaipėdos Almo. Gal kas matėt, gal nematėt. Pradėjau ruoštis lydekų žūklei. Ja tikrai buvau apleidęs, 5 metų buvau, neskyriau visiškai lydekom dėmesį. Tai šiais metais rudenį skirsiu daugiau lydekų žūklei. Ir kaip mums sekės pirmoji žūklei, iš tikrųjų padarius namų darbus, nors ir sąlygos buvo sunkios, vis dar šilta, vasariška ir žvejojom po maikutį ir šortais. Laukžemių tvenkinį turėjom truputėlį draugų, kurie padarė tokią žvalgybą gyvą ir iš tikrųjų juos sveikinam su puikiais laimikiais, iš tikrųjų pagavo įspūdingų žuvų. Taipogi ir mes su kolega Donatu sugalvojom išvažiuoti patikrinti laukžemį ir kaip gyvena tos lydekos. Ir iš tikrųjų pasisekė. Ir atradom raktą, kai atradom spalvą, o spalvą atradom guminuką pagalba, tai Savage Gear kanibalas taip atrodė po lydekų. Bet niekaip nepavyko mums realizuoti tų kibimų, ar buvo, jos visų pirma buvo pasislėpusios žolėse, tos visos lydeko žolių linijoje stovėjo ir iš tikrųjų ar tas pravedimas per greitas, ar tas guminukas jai nepatogiai pasidavė ir niekaip nerealizavom kibimų, tai ir draskėm tiesiog guminukus. Po to kolega paėmė, pakeitė masalą ir po 3 metimų pakeitus į Lucky John Makoro 130 suspendingą tokios spalvos, sulaukėm kibimą ir mūsų vainikavo nuostabi lydeka 1,6 cm, 9,5 kg. Ir iš tikrųjų pagavom dar smulkmės, biškį ešeriukų, truputėlį smulkių lydekų, bet viskas, ir ant metalo buvo pagauta nedidelė lydekaitė, bet viskas buvo sugaudyta tokia ryškia spalva. Tai atradus spalvą galima iš tikrųjų ir neblogų rezultatų sulaukti, nors ir oro sąlygos tikrai nelydekinės. Ir dar prie to pačio momento pavyko ištestuoti, kadangi buvau lydekų žūklę apleidęs, tai ir buvau išsibaigę ir kotai lydekų žūklei, tai pavyko ištestuoti Lucky John gaminį Vanrex Twitch 40. Iš tikrųjų kotas pakankamai galingas ir gali išmesti tikrai didesnį masalą, boblerį, tą pačią gumą. Tai iš tikrųjų puikus, čiut daugiau negu 60 eurų kainuojantis kotas, kuris iš tikrųjų puikiai tinka lydekų žūklei. O kai bus su tom lydekom šį rudenį, mes pamatysime sekančiuose greičiausiai video. Tai visus noriu pakviesti į Klaipėdos Almą ir noriu priminti iš tikrųjų, kad mūsų prekybos centras, kuriame esame įsikūrę, jisai tikrai nėra uždarytas, mes vis dar Baltijos prospekte 6A ir mūsų prekybos centras, kuriame esame įsikūrę, dabar atsinaujina ir aš manau, kad ne už kalnų būsim tikrai puikiam atnaujintam prekybos centre ir mūsų visą laiką galite sutikti Baltijos prospektas 6A. Mūsų kolegos tikrai jums padės tiek masalus išsirinkti, tiek žūklės įrankį, o gal netgi patarti, kur nuvažiuoti ir gerai praleisti laiką. Taigi, iki sekančių kartų ir susitiksime kituose video. Iki draugai!